1991 metais kunigaikštis Mindaugas priėmė krikščionybę. Kaip jaučiatės? Gerai. Gerai. Sakyt, ilgo kelio pabaiga, tai jausmas tikrai geras. Taip kažkaip nesitikė, atrodo kaip kine, žinot, šalia. Kur išleisti savo pirmosius eurus? Geras klausimas. Na, matyti prastai kažkaip. Tvarumą. Euras bus mūsų ir ekonominio, ir politinio saugumo garantas. Leis sparčiau plėtoti gyvybingą ekonomiką, kuriančią naujas darbo vietas, gausinančią žmonių pajamas. Tvirtai tikiu, kad Lietuva sustiprins euro šeimą. ES esame ekonominio augimo lyderių smaigalyje. Ateiname kupini ryžto, susitelkimo ir energijos siekti numatytų tikslų. Atsinešame stiprų partnerystės ir solidarumo jausmą. Sveikinu visus su naujaisiais metais ir naujutėlių eurų. Ačiū visiems už palaikymą ir darbą, tiesiant kelią į bendrosios valiutos pasaulį. Ačiū. Dėkoju. Bei už sveikatą ir maisto saugą. 2014 buvo neblogi. Nuveikėme ne vieną gerą, bet sunkų darbą. Ir pasirodo, kai reikia, užsispiriam ir turim rezultatą. Šiandien mes turim ir eurą. Žinoma, širdyje man asmeniškai ir turbūt daugeliu iš jūsų yra graudu, kad litas, kuris daugiau 20 mečių mums ištikimai tarnavo, jau tampa istorija. Bet mes turime eiti toliau. Ir 15 metais mūsų laukia nelengvesni, o sunkesni darbai.
ir žymiai sudėtingesnės užduotis. Tačiau mes gauname ir žymiai geresnį, stipresnį padėjėją - eurą. Ir priverskime jį tarnauti mums, taip kaip ištikimai tarnavo Lytas. Sveiki visi susirinkusieji, sveiki šią naktį esantis kartu su mumis. Tikrai visus norėčiau pasveikinti su neeiliniu įvykiu, Lietuvos įstojimo į Eurozoną. Na ir pirmiausia, norėčiau palinkėti visiems ramybės, palinkėti visiems tarpusavio supratimo, kurio artimiausiamis dienomis tikrai prireiks. Taip pat norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems, tikėjusiems, na taip pat ir abejojantiems, nes galiu užtikrinti, kad eurų tikrai nepritrūks. Lietuvos bankas keis litus į eurus neribotą laiką. Na, o visiems aš tikrai norėčiau palinkėti sveikatos, palinkėti gerovės ir kad šiais jau 2015 metais visa, kas pozityvu, pasidaugintų iš 3,452 kartų. Su naujaisiais, brangieji. Pirmiausia, kviečiu prie bankomato ministrą pirmininką poną Algirdą Butkevičių. Tai antroji kupiūra. Lietuvos institucijų vadovų ir užsienio svečių rankose naujo pavyzdžio 10 eurų nominalo banknotai. Būtent eurus nuo šios nakties išduos bankai ir jų bankomatai. Nuo šiol atsiskaitysime ir grąžą jais gausime prekybos vietoje visose Lietuvos ir eurozonos šalyse. Aš manau, labai gražu yra, kad ant monetos mes turime vytį. Tai yra labai stiprus simbolis iš Lietuvos. Už euro įvedimą visus labai sveikinu.